Sveiki visi susirinkę. Šiandien viskas prasidės nuo improcasto. Kas tai yra, jūs tikriausiai klausėte. Tai ir mes dar bandom tai išsiaiškinti, bet trumpai tariant, mes vesim tarsi laidą, tarsi podcastą ir kartais, kai mums atrodo kažkokia keista istorija, keistas prisiminimas, mes tą vietą suvaidinsim ir suvaidinsim nebūtinai taip, kaip buvo realybėje, mes paimprovizuosim, mes ją pakeisim kaip linksmiau. Tai maždaug tiek reikia žinot, kad suprast, kas vyksta ant scenos. Taigi kviečiu dabar jau tikrai į sceną Deividą bei Lauryną. Sveiki, sveiki. Taip, sveiki visi atvykę. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai pradedam standartiškai nuo standartinio vyro standartinio prisistatymo. Mano standartinis prisistatymas. Taip, tai mūsų standartinis Taip, aš esu vidutiniškas etalonas, kaip vyras. sakoma. Vidutiniškas vyras esu iš tikrųjų. Vidutinio amžiaus, vidutinio ūgio, vidutinio išsilavinimo. Tu esi vidutinio amžiaus? Taip, 39. Tačiau man atrodo, Jau Nejuokaukit. vidutinio biškį gal. Nejuokaukit. Dabar yra pats tas, aš esu 39 metų vyras, pačiam jėgų žydėjime, per centrą. Toliau tik tai tikriausiai blogin gali viskas, bet... Dar turiu kokį porą gerų metelių. Ne, turiu daugiau. Tai va tiek apie mane ir dėl to mano nuomonė dažniausiai rūpi visiems, nes aš atstovauju tradicinį, standartinį lietuvį, vyrą, baltaodį. Tai va, tikriausiai... Caucasian white. Ai, ir kad būtų, galiu pristatyti ir jūs, jeigu norit. Ar jūs norite pristatyti? Gali, aš visada struglinu su prisistatymu, nes aš vis tas pats, o veik vis naujai. Liudas yra keistas, jis turi šeimą. Šiais laikais ne visi turi šeimą. Ir jisai programeris yra. Ir jisai kūdas. Liesas. Liesas. Galim, dar pasakyti. O Laurynas yra aukštas, bedarbis. Aukšto lygio, vadai. Aukšto lygio. Tai geras skamba. Aukšto lygio. Tai man atrodo, viską pasakiau, ar dar kažką leidau? Taip. Aš galvoju, jeigu pristatyti nereikės, tai sakysiu, kad esu profesionalus bedarbis. Profesionalus. Aukšto lygio bedarbis reikės, geras skamba. O kuo skiriasi tie mėgėjai bedarbiai nuo tavęs? Jie tiesiog nežino, ką daryti, kai bedarbiai. Jo? Jie ateina į tą bedarbystę ir iš karto, Tu gali koks kursus jums pravesti. darbo biržai. Kaip būti bedarbiu. Jūs tapote bedarbiu. Ką dabar daryti? Čia būna O tai- seni tokie amerikoniški, tokie būlių. O tai pradedantysis bedarbis, jis būna kažkoks pasimetęs tenais ir Tai nežino. tas kur žmogus, kur atidirbo vienam darbę 10 metų, išėjo, ir jį, tarkim, išmetė arba jis išėjo ir jis bedarbis, tai jis naujokas bedarbis, ir jis nežino, kaip ten, nei kada pašalpa ateina, nei kada, kiek jis gali laiko būti to bedarbiu, nei kiek mėnesių tęsės tą bedarbystę. Jis daug ko nežino dar. O tu viską jau Aš jau ištyrinėjau šitos dalykus. Patyręs. patyręs. Taip. Taip, bet jau mes apie šitą jau girdėjom. Eikime prie vakaro temos. Jūs tikriausiai galvojat, kodėl aš esu šaliku. Taip. Taip, tai Ne gal sėsiu. dėl to, kad tavo liesas kaklas, tu nori, kad jis atrodytų staresnis. Liudai. Jo, be šaliko tai nulūštų galva. Mano galva, pavyzdžiui, yra labai sunki ir man labai sunku būna laikyti. Skauda galva dažnai. Ir tada reikia taip laikyti. Bet tai tu gali uždėti šaliką ir tau jisai laiko tiesiai tada. Prismaukti reikėtų šitą. Kaip tos iš Etiopijos, kur žiedus ant kaklo deda išsitempia. Bet vėlgi mes čia labai nukrypstam. Žodžiu, sumašiau, kad noriu įveikti triatloną, tai reik gerai bėgti, dviračių mint. Tu sumąstai, ar tu jį nori veikti, nes sumąstyti aš galiu. Ką aš sumaščiau, kad man reiktų Teslas, pavyzdžiui, bet neturiu aš jos. Ar paskolą, viešai. Aš irgi galiu susimastyti, ką reikia darbo, bet Jo. aš čia nedirbu. Jo, liūdai. Tai tarsi sumąstai, nes čia, žinok, yra labai dalykai. Žiauriai netapatu, man atrodo, Laurinui susimastyti apie darbą ir kai aš susimastau apie triatloną, man atrodo, čia du skirtingi dalykai. Tai Žodžiu, tai va, Tai tu tiek moko, važiuoti dviračių moko, tai dar visai reiktų išmokti plaukti. Tai pradėjau į baseiną vaikščiot per pietus ir varau į baseiną su šitu šaliku. kad neskęs. Plaukiu su, bet... Ne pačiam baseiną, bet Tu dar neplauki. leiskit man įvesti temą. Žodžiu, einu ir per pietus būna mokyklinukai, eina į baseiną. Ten Tu tokie- būni tiek baseiną, kad net pietus būni baseinė.
Tu taip ilgai būni baseinė, kad net pietus tau būna baseinė, ar kaip? Aš per pietus einu, per pietų pertrauką. Per savo pietų pertrauką darbe. Taip. Eini į baseiną ir ten būna vaikai. Tai. Ir čia prieš porą savaičių einu su šitų šaliku. Taip. Ir mokyklinukai pradėjo skanduoti. 2, tele 2. 3, Čia 3, apie tave tele kažkas. 3. Haris Poteris gaidys. Tai va tiek. Tai šiandienos tema yra dėmesys. Pala, ką tu padarei? Iš tave žemino vaikio, ką tu padarei? O ką tu darytum? Eitum 25 išjungti. Nu, pavyzdžiui, prisisvečiai baseiną jiems, ką? Įlipčiau tenais, pasimėčiau, kad laukėjo ir palikčiau žymę kažkokią. Magija! Kiek per filmus mačiau, tai labai pamėlynuoja vanduo aplinkui. Kas Ne, čia melas, čia tik Amerikai tai būtų. Sakai. Jo. Tai tu nieko nepadarei, tiesiog ką tu? Taip, priėmiau, kad aš nesu Haris Poteris. Ir stengiausi ramiai eiti toliau. O tai tu ten vaikštai, nu, ta prasme, nes atrodo keista kažkaip. Nu tai prasilenkiau su grupė. Ir jie iš karto pasakė tau. Jo. Tu neįsivaizduoji, kiek su šito šaliku aš dėmesio gaunu. Ta prasme, žinot tuos žmonės, kurie prie Maksimos įėjimo būna ir bando iš tavęs pinigų išpešti. Nu. Tai sako, labą dieną, o, Harry Potter šalikas. What the fuck? Ir nuėjau. Nu tai užsidėk tą šaliką, ką aš žinau. Ne, Davai, šilta, jau šiaip atsibodau. Užsidėk. Aš jau Ateik, atsistok, Liudai, pradedu užsidėk. kvestionuoti šito šaliko nešiojimą. Ateik, Liudai, atsistok. Aš moteris. Nori iš manęs kažko gal jaunuolį? Ai, Hario Poterio. Hario Poterio šalikas. Jūs labai daug dėmesio man skiriat kažkodėl. Ateik čia, jaunuolį, mano gūžta. Gūžta mano. Davai, kad tu man. Čia taip jau. Bet aš kaip suprantu, nelabai jau tinka tas šalikas, nes tu taip niekini dabar. Kodėl? Nu, ta prasme, man nelabai, ne kiekvieną dieną patinka dėmesio gauti. Ir ypač tokių skanduočių dėmesio. Čia buvo toks jau wow. Aš turiu irgi iš vaikystės, labai panašią skanduotę. Irgi vaikai buvo. Aš pats dar vaikas buvau, man kokiu 12 metų. Tu skandavai ar tau Ne, skandavai? tai vat aš tai prieisiu. Aš turėjau tokį draugą, kuris buvo toks, kur vedė mane į blogo kelią. Blogo. Nu, jisai ten vogdavo iš parduotuvių, iš mamos vogdavo. Ir cigaretės rūkydavo, bet aš irgi norėjau kietas vaikas, bet nes nebuvau labai kietas vaikas, tai aš norėjau irgi su juo kartu tenais, draugelis mano buvo. Tai mes kažkada pirmą kartą su juo parūkiau, ten po balkonų rūkyt. Ir tada aš ten tą pirmą cigaretę rūkau ten kosiu ir ten po balkonų mes rūkom, pasislėpė, žinai, nes kad nematytų ten saugė. Ir ten tokia darželis buvo. Janė! Ko čia smirda rūkalais mums? Čia tas Laurins Benkarts, tas vaikas, tas Račkauskūt. Tik nuvyti jį, ką čia smirdin mums visą būtą. O, čia tas... Laurinai, nematau tavęs po balkonu, bet smirda. Pizdink iš čia. Nu. Tai va, tai... Šiaip jo, aš irgi kažkada vaikystėje pasislėpęs buvau, taip. Tai esmė tame, kad mes pradėjom, ten rūkom ir tada buvo šalia darželis, vaikų darželis. Ta. Ir ten... Nes būna koks darželis dar gėlių. Gėlių. Gėlių darželis. Ten vaikai buvo. Čia kad nesupainti. Nes galima ir... Nu, gerai. Tai buvo ten tas vaikų darželis. Ir vaikai buvo paleisti laukia. Ir ten jie 5-6 metų visi laksto, aš 2 vyresnis ir aš ten rūkau. Ir jie pamatė ir sustojo, kaip tavo, ten atveju 20 vaikų, tai ten kokių 10 sustojo. Ir jie pradėjo irgi skanduoti, narkomanai rūko, narkomanai rūko. Ir mes tiesiog pasimetėm ir pabėgom. Bet man ta skanduotė, žinok, taip liko galva, kad aš iki šiol dar nerūkau. Tokia kaip ir trauma ir atsikvašėjimas buvo. Ir aš nuo to neberūkau daugiau cigarečių. Stipru. Nu, aukštas pilietiškumas vaikų atrodo. Jo, jie tokie geručiai. Dažniausiai vaikai būna labai blogi. Tai negailestingi. Blogi ir negailestingi. Dėl to ta šalikas ten vietos dabrandžia. Aš vaikystėje dar turėjau džempą tokį, šiaip žiauriai kietą. Ant kurio buvo toks žmogeliukas nupieštas, jo galva tiesiog.
toks kaip iš Džendži sindikato, bet ant jo Koks yra? kepurės buvo KF parašyta. Kaip ir nieko nereiškia, bet net neįsivaizduoju, kiek žmonių bandė skaityti ir tokie, kas čia, kefyras? Aš toks, čiut negavau kefyro kličkos nuo to džemo. Šiaip rūbai irgi kartais gali, žinai, būna, pavyzdžiui, moteris apsirengia raudonai ir jie visi žiūri, negauna dėmesio. O, jeigu graži. Yra teisybė. Yra tavo teisybės. Aš tai turiu tokį įpratę, tuos savo draugų ir pažįstamų artimų visų įsimint mašinų numerius. Kam? Ne, aš nežinau, tiesiog aš turiu tokį, aš tiesiog turiu tokį įpratį. Ir vieno mano bendradarbė buvo... Įsiminta rašais į knygelę. Ne, aš tiesiog galvojant pasilieku ir turiu aš, žodžiu. Ir jo buvo KFR numeriai. Ir aš jam sakau, nu tu kefirčikas. Tai jis labai įsižydžia. Sakau, ką tu tari? Sakau, tavo mašinos numerį tokia. Aš pagal tai sakau, atsimenu, kad čia tavo mašina. Ir kai matau, kad pravažiuoja šalia, nu, tokią mašiną pravažiuoja, aš tada pasižiūriu numerius, o žiūrėjau, tai jisai važiuoja. Logiška. Šiaip apie tą dėmesį šnekėjom. Man atėjo tokia protinga mintis čia, vat, irgi, kadangi sužinau, kad apie dėmesį šnekam, tai paskutiniu metu vis mažiau sulaukiu dėmesį iš moterų. Čia gal su metais susiję Ne, kažkaip. žinai dėl ko? Dėl ko dabar, kad yra po tos elektroninės kasos visur pastatytos, supranti? Nes aš tai iš kasininkų susilaukdavai. Taip, Čia tokia startupo bajerė bandėjai. bet mane atpažindavo kasoj, mane yra porą kartų atpažinę kasoj. Tai ta prasme atpažinę. Nu, sako, tu čia tas iš Šimpro Kaunas. Aš mačiau, tu ten vaidinai. Man yra buvę. Varau į darbą, mojuoja kažkas. Iš mašinos. Ir aš toks... Aš nepažįstu tavęs. Žinau, kas čia toks. Ir ką? Ir viskas? Jo, buvo keista. Tiesiog gal tau fainas, gal. Nu, ja. Galvoju, kad aš pažįstu. Atmojavai atgal ar ne? Ne. Nes aš seniau atmojuodavau visą laiką. Nu, tipo, jeigu eina žmogus ir mojuoja ten kažkur, tai aš laiką Man atmojuoju buvo, atgal. kad ne tau mojuoja visą. Jo, ir aš tiek kartų prisigavau. Galvoju, kažko dar reikia nustotą daryti. O, labas. O, labas. Maladės, tu žinai. Maladės. Tavęs mojavo kažkoks duhas. Šitas toks šiurpus, šitas yra senis, eik tu savo. Ne. Ja. Eina šį. Visus dėmesį jam reikia. Nu. Šiaip būna, pasitaiko tokių nesėkmių. Čia man problema iš to, kad aš tiesiog nematau į tolį. Ir aš nematau, kas ten Čia yra. tokių akinių nežinai. Nes nepatenka mano akiniai. Man irgi. Aš nešiau akinius. Tai? Vaikystėje. Taip. Bet tai tiesiog šiaip faktas čia. Jo, galim neišsiplėsti. Galime išsiplėsti, nežinau. Nebent kas nors domina apie akinius, tai aš galiu drąsiai papasakoti. Dioptrijos. Kaip? Dabar jau nebereikia. Dioptrijos. Dabar jau nebereikia, šiaip pas mane akis yra geležinės, kaip pas serelį. O pas realiai irgi vaikystė būna blogas. Tai kai gimsta, tai jo nemato. Akie būna. Paukščiukai. Nu, gal kitą kartą išsiplėsi, bet... Jo. Aš kažkodėl noriu vis grįžti prie... Buvo vaikų darželis ir buvo šiaip darželis. Galvoju, įvyksta kažkas įdomaus prie darželio. Šiaip darželį? Jo. Tai tikriausiai susirenka tetos ir šneka, kaip jos čia laistys viską. Ne, jos pykstasi dažniausiai. Kai būna tie palei namą, tie mažiukai, tie sodukai, ten pastai pykstasi kaimynės, kas ten turi būti pasodinti ir kas ten neturi būti pasodinti. O kiekam ten priklauso? Visiems? Tai ten priklauso šiaip iš jūsų, namui visam. Ir tos, kur pirmam aukšte gyvena moteriškės dažniausiai, nebūtinai, bet gali būti ir vyrai. Bet jie ten pasisavina tą plotą ir tada būna pykčiai. Ir man yra tekę dvi močiutės skirti, nes kažkada kai dirbau tokį darbą. Galiau. Jadvyga! Dariau tu su savo tulpėm! Man nepatinka tavo tulpės! O man tavo hortenzijos nepatenka! O kaip hortenzijos gali nepatinka? Bobos! Aš noriu eglę sodinti. Kokia dar eglė čia? Gėlių darželė! Noriu eglę. Svaik!
Eglė, o gal ir pušelė. Man šešėlis paskui ant lango užsimes. Šešėlis. Man ir taip galėsis namie nuo tos drėgmės starti čia man. Užstatysi langus. Jokių pušų, jokių eglių, man tik tai stulpės bus čia. Tulpės šūdas. Aš čia irgi taip sakau. Tulpės nuvysta, o eglutė augs visą laiką. Viskas ir po mano langų, tai viskas čia ir bus mano. Po tavo langų čia man. Skiriami bambus tokie nedidelė. Taip. Aš virš tavęs gyvenu iš antro aukšto aš. Tau iš jūs tik oras priklauso. Bet mergus, būtų eglutė ir per kalėdas mes galėtume ją pasipuošti. Bet tu stos šešėlis. Tu kaip ir visada neštumės į savo butą ir jame puoštum. Tik ir ten matytume tos eglės. Nu ir ką, pavyzdžiui, man labai patiko tavo tulpės ir aš jas parsinešiau. Nu ir ką? Tu pavogiai mano tulpės. O ką? Ten aš sodinau. Aš savo prakaitą liejau. Kodėl taip blogai augo? Nes tu prakaitų palėjai. Jo, aš galvau. Šiaip nesu matęs. Kaip ginčia. Aš pasakoju. Tai aš pasakoju. Aš pasakoju, nes ten aš dirbau administratorių namų daugiabučių. Ir ten būdavo gaunų suskundimai iš vienos močiutės, kuri gyvena būtent antrame aukšte. Ir jai tenais po langais, ta, kur pirmame aukšte, prisodina visokių nesąmonių. Aš sako, negaliu žiūrėti jas. Aš grįžtu ir sako, kiekvieną vakarą namo ir ten man prisodinta ten tų vystančių gėlių. Sako, jinai pasadina, jos nuvysta, jinai iškasa vėl kitą sodina. O paskui kitas skambino dėl eglės skundės. Sako, man jinai užtoja, graibė per langą visą ir neįna šviesa į vidų. Šiaip jo, mes nežinom, ką tos bobutės veikia už uždarų durų, man atrodo, jo? Nežinom. Man atrodo, kad Anzelma, prie mano pašto dėžutės lindo, ką. Aš tau atsakau, aš einu vakar palėlėti. Aš savaitės negavau šią savaitę. Nu. A, ta Anzelma sakai pyzdina. Nu. Ir nelaisto jinai gėlių laiptiniai. Ta Anzelma. Tai Aš tau sakau, reiks eiti su ją ir jau pašnekėti. baigiam vyst. Einam. Nu, einam. Turėjo lemon, aš susinervinau. Po balkoną. Po balkoną einu. Nu, jezu. Nu. Gerai. O pas jūs rakina pašto dėžutės? Taip. O tai būna, kad nerakina? Aš neturiu raktą. O tai kas ten voks? Ką ten pavoksi? Kito žmogaus laišką ir tipo perskaitysi paslapčia? O jeigu močiutė pinigų atsiuntė? Taip daro? Ne. Nu, mano tai ne. Ne. Mano močiutė taip niekada nedaro. Fain. Geriau, tu lavinai dėmesio. Tai aš norėjau pasakot, sakei, iš kasininkų, kadangi vien su automatai dabar nebegauni dėmesio. Tai mano, pavyzdžiui, tėvas Jonavoj, tai visas kasininkas pažįsta vardais. Skamba. Nes jisai jas visas pakalbina, pakibina, ten jos pakutena jas tenais prie kasos. Mano mėgstamiausias klientas. O kaip Anzelma šiandien laikosi? Puikiai. Na, matau, išgražėjus visą, papilnėjus, ką? Papilnėjus visą. Vaikiu, aš darbe, čia visi žiūri. Tai nieko, aš čia paskui nueisiu tavo draugę Angelę. Neik, pabūk čia. Ne, tai viskas, aš jau nusipirkau. Kortelė grinais. Tai į skolą. Skolą? Skolą į mano ten užrašyk. Aš paskui grįšiu, susimokėsiu. Sugrįši. Sugrįšiu, jo, aš rytoj vėl ateisiu. Gerai, į skolą, ate. Angelė? Kaip tu? Zaiki. Aš viską matau. Tai nieko. Kodėl mūsų dėmesio tema nuėjo aplink senas močiutės? Ir moteris gal sakyčiau. Tai nebūtinai močiutės. Moteris. Nu. Tai jisai joms dėmesio duoda daug. Nu tiesiog taip pakibinai. Ir aš kažkaip nuo vaikystės tą mačiau. Ir kaip tai teisė? O tu mamai sakei? Tai mamai tai žino. Nu tiesiog turi sustaikyti su žmogu, kai jau gyvena 36 metus kartu, turi, žinai, su tais susijęs. Jo. Brangusis. Tai pakasyk tą mergą, veik, pakasyk tą mergą. Nu tai šitą pakut. Bet man jau neveža.
Dėl to aš kitas skutinu. Jo? Nu. Kaip tu jautiesi? Aš netučiau čia. Tu pričiom čia. Aš čia šiaip autobuso laukiu. Brangus, reikia pakasyk tą mergą. Tai aš ėjau. Aš jau mentus iškviesiu. Man reikia pirmo kontakto, aš mes paskui. Bet visai neblogai, tu gali paliesti tą moterį, nors turi žmoną, ką aš žinau. Nu. Ne, tai čia aš biškai gal perdėjau, jis ten nekutena jų, bet jisai labiau žodžiais gal kutena jas tenais. Nu. Kaip bet pavyzdžiui, kuti sako. Ei, panelė, ant to, kuti. Tikrai matas, kad jie visi neslaukėt iš moterų. Gal dėl to, kad... Kodėl? Kuom tai dabar taip akivaizdu? O tai tik jeigu eina moteris pro šalį ir tu padarai, tai... Džiumandži. Pilvo kalbystė. Tai esmė tame, kad, nu, tiesiog jisai žodžiai, bet jie tie žodžiai, tie komplimentai, sakykime, jie dažniausiai ant įžeidimo ribos būna. Pavyzdžiui. Tipo, tu gražiai kaip atpartis. Čia ir tavo tėvas žiūrės, tai gal, nežinau, keičiam tėvą. Ne, jis nežiūrė. Na gerai. Tai koks pavyzdys, pavyzdžiui? Nu, tarkim, tu dabar kaip sugražėjusius, ar tokia pastambėjusi, tada taip dar palėtė, žinai. O kas čia, kokie čia lašekai čia? Aš atsimenu, nesenai buvau kažkokius kelis metus, turbūt, varėm su tėvu bulių pirkti, tada šalia prie Maksimos atvažiuoja tenais irgi... Bulių ar bulvių? Bulvių. Ne bulių. Šiaip gal bulis perka. Ėjom tų bulių pirkti. Ir jisai ten tą pardavėją pažįsta, žinai, ir iš to, oi, kokia tu sustorėjai, žinai. Sako, ne, čia tik striukės stora, nes tai žema buvo. Tai tu sakai, jis jas skybina. Čia toks jo kibinimas. Marytė, žiūriu, žandai raudoni, jau čia visą nuskūrus, gal einam pas mane. O pradžiai pakutensi gal. Ką žinau, kad tavo sijonas nuplyšęs biški, ką žinau, čia tokia malalietka biški jau, ne? Tai gerai, varom aš. Jums patinka, kai čia taip stumia, ne? Man visi patinka. Man čia visi patinka. Žemi tavo standartai. Taip, nes aš esu iš Jonavos. Ok, Jonava nevažiuosi. Tavai iškepam ir bus toks. Bet kalbant apie mano pačią dėmesį, tai aš daugiausiai dėmesį sulaukiu dėl barzdos savo. Jeigu, tarkim, būna... Negali būti. Jeigu būna žmonių susirinkimas daugiau negu, tarkim, 5 žmonės, iš tų žmonių bent kažkuris norės perės nuo barzdą. Tai dažniausiai būna... Nes 3 gali nelieti. Jo, dar nėra tinkamo žmonių kiek. Bet jeigu, tarkim, yra kažkokia kompanija žmonių... Gal normalu yra barzdotus liet, aš nežinau, tu ateini. Bet, tarsi, žmonės, tipo, nu, nejaučia kažkokių ribų, tarsi, tik viskas... Tai gal čia yra normalies barzdotas? Tai va, čia klausimas, kodėl žmonės galvoja, kad galima barzdą lėsti, nes, tipo, jinai nėra, nu, kūno dalis. Ką aš žinau? Nejauti šiaip. Nu, ir... Kol nepeš. Ir visą laiką, dažniausiai bišai tai daro, ne banas. Bet nes arba jie turi kažkokią traumą, kad neišėnėms auginti tos barzdos, ir tada įsiviliam į diskusiją, kaip man čia pavyko ir kaip aš ten prižiūriu ir panašiai. Ir tada jie prašo paliesti. Arba neprašo ir liečia, neprašomi. Jūs nesat per šokius dėmesio susilaukę? Ne. Aš tai jaunystį labai susilaukdavau iš bachūrų dėmesio. Šokis su panomi ateina pisti gal. Skamba baisiai. Čia kaip. Tai koks čia yra moralas? Kaimo šokį. Kažkaip susilaukdavau dėmesio. Aš šokas, pamenu, patį pirmą kartą nuėjom su klasiokais, kokie 4 gal klasiai, labai šiaip anksti. Taip anksti šokt pradedat? Jau 4 klasėje šokai? Ten sunku dar šokiais pavadinti, nes būdavo ateini, tipo salė mokyklos ir pusė žmonių tiesiog eina ratu. Čia šokiai. Mergaitės eina ratu ir tipo berniukai įrenkas? Kas čia? Tie, kur nemoka šokti, visi eina ratu.
Kas biški moka pano šokti, tai pasimeta O rankinukus tai aplinkui. eina šonų ratu, tiesiai ratu. Tiesiai, tipo kažką čia bazarinėlė, klausais muziką. Ir ratu eini. Eini ratą ir toks aveit antrą eiti lauką. Bet šiaip geriau negu. Kažkaip pas mane taip nebuvo, aš nežinau. Šiaip protinga, nes, žinai, būna, dažniausiai klube tiesiog tu stovi vietai. Ir žiūri, stovi vietai, žiūri, žinai. Tai galėtum Gal tiesiog vaikščiot ratu. O kodėl žiūri? Nes, tipo, jie žiūri, kokią čia merginą pašokdint ar panašiai. Tai Ar kokiam duoti dūdą, žinai, kad pasimt moterį. Ja, po to pirmo kartą kažkaip išėjome į lauką ir iškart pasikabino stumdytis kokie, buvom ketvirtokai, tai bent penktokai atėjo. Ir tokie pradėjo ten stumdytis ir viso namo. Kokią 10 buvau jau namie. Tai čia šiaip ne bet laikas, tu ketvirtai klasė. Nu, bet ten 9 kokią gal prasidėjo. Tai vis tiek valandą pašokai. Paėjo ratu. Nu, Experiences. experiences. Tai po to ilgą laiką nejau. Ir paskui vėl nejau, tai tada galvoju į galvą taip normaliai. Vargšelį. O ir tau paskui biškai trauma buvo nuo Aš tavo šokio. barzdą prašau manęs paliesti. Ne. Kodėl? Tai nes dar tas nepakankamai ilga. lygas dar. Nepakankamai Bet tu varai iki galo, ar ne? Ar tu kirpi vis? Ne, aš kaip. Tai aš irgi, tą mūsų pirmą video Tu pažiūrėjau. irgi? Aš pirmą tą video pažiūrėjau, tai pas mane labai ilga buvo, bet aš dar galvoju, reikia nusiskusti, tai aš skatau pusę nukirpau realiai. Bet panašu, kad įmėjai iškne. Kodėl? Ką aš, nu, normaliai lygiai atrodo. Toks netrodo pilnai atliktas darbas. Bet pas mane jie... Tai kiek turi pilnai būti atliktas darbas? Aš ir tai čia per daug jau nutrum. Labą dieną, Barberi. 8 Labą dieną. metrų ilgumo barzdą. Norėčiau galiukus patrumpinti. Tai Išsišakoja biškį tie galiukai. Sėskit čia aš greitai. Greitai, o jūs mane žiūrėjote. Nu, Viskas. O kaip 60 ir eurų. norėjau, 2 mm patrumpinu. 60 eurų. Ne už ką. Taip, mano paskutinis patyrimas pas Barių taip ir buvo. Atėjau mane, Pats kaltas, kad nenorėjai normaliai susitvarkyti. sakau, mane trumpai nukirpkit, tai mane nuskuto tiesiog plikai, nors aš nenorėjau, kad mane plikai nuskuto. Bet va, kirpiklą gauni dėmesį, tam šneka tenai. Jo. Aš Jo, nueinu ten šnekas tam. aš turiu tokią visai normalią kirpėją. Aš bahūrą, man Jei bahūrą. kažkur papasakojau kažkada, kad va čia impro, čia bus renginys, sakau, kaip įdomu, gal reiks ateiti, sakau, viską susakiau. Netėjo. Tai tu kitą kartą, kai naisi, tai pasakyk, tai. Kodėl ne? Aš paskui supratau, kad jinai tik iš mandagumo. Šitas ir labiausiai ištasa, kai žmonės geri tik iš mandagumo. Pavyzdžiui, paklaus, kaip atrodai. Gerai, ką žinau, ką, žinai, ką tai reiškia. Nu, iš mandagumo. Šiaip mane kerpa vyras ir mes pasišnekam normaliai, žinok, apie dalykus. Varau miesti tuos O barberius. jis iš mandagumo su tam kalba. Ne, nes jis maladėts ir aš maladėts ir tipo, mes, žinai, Tai apsikeitė kontaktais. nueini ir pašneki, kam tam keisti. Mano brolis į Joną važiuoja kirptus, nu, važiuodavo, dabar jau Kaune surado. Skoda važiuodavo. Ir jisai turi savo kirpėją, kur paskui kirpus, nežinau, 10 metų turbūt. Ir jinai ten jo gyvenimo klausimus laik patarinėja, kai ten priimt, ką ten. Ar kraustytis su draugai gyventi, ar nesikraustyti. Jinai padeda. Sako, aš pasitariau su kirpėja. Tai vienu žodžiu, žinok, nežinau, man atrodo, ta mane juoda duona, žinok, neistorina mane šiek tiek ir aš, žinau, galvoju, gal pereis ant baltos, nežinau. Nu, žinok, ne kažką šitas tavo pasirinkimas, Ne. nes, nu, juoda vis tiek yra sveikesnė negu balta. Ja. Aš siūlyčiau, žinok, iš jūsų atsisakyti to duonos. Jo? Nežinau, aš prisivalgau tos Tie miltai, žinok. Jo, atsistoju prieš veidrodį, žinai, ir mano užpakalis toks platus ir didelis. Ir aš galvoju, gal mažesnė reiktų, kaip tu manai. Nu, aš pastebėjau, žinok, kad padidėjo biškelį. Padidėjo biški, nes, nu, žinai, Ir ant šlaunų biškį man visą. eina savo. Manai reiktų numest biški. Nu, jo, atsisakyk tos duonos visai. Tai gerai, nevalgysiu. Manau, kalorijas reikėtų paskaičiuoti, žinai. Ir žinai, aš vieniša esu labai. Vieniša merga, žinai, esu. Ir aš nežinau, man tie bahūrai užnisa, tai, bet galvoju, ar ieškoto bahūrą ar vienišai toliau būna. Nu, žinok, jau laikas, nu, jau kiek tu čia jau Tai metus laiko gerai, keliam. eisi ieškot, ką aš žinau, eisi ieškot. Aš kaip tik turiu, žinok, pusbrolį tokį neblogą. Aš tau galiu jį pasiūlyti. Jo, aišku, varysi. Nu. Nu, kodėlgi ne? Aš sakyčiau, žinokit, jūs iš karto gal jūs varykit, sustokit ir mažiau tų problemų čia. Jo. Aš tave pažįstu, jį pažįstu, žinok, suvedu aš jūs ir žinokit. Nu, gerai. Nu.
Tai kaip jums kitą šeštadienį vestuvės? Ai, gerai. Būtų gerai, jo. Ir šukuosin atlaikys, tik tą laiką nereikės iš naujo. Jo, tik biški problema, kad aš neščia esu, tai... Tai nieko, aš įtikinsiu jį. Tikinsi. Jo, jis pasitikė manim. Nu, fain. Labas. Čia tu, tas pusbrolis. Tas pusbrolis. Aš atsiprašau, biški neščia, tai jau. Tai nieko, kelintas mielas. Trečias. Ai, buvo ten netyčia. Dar vestuvės, tai čia niekas net nepastebės. Tai nieko, ne pirmas kartas. Gersi, negersi per vestuvės? Šiaip įtarimas bus, jeigu negersi. Negersiu turbūt. Tai gerk. Gerk? Nu gal, gerk? Nu įtarimas bus, jei negersi, man atrodo. Nu gal, bet ką aš žinau, paskui čia gims kažkoks keistas. O tai kieno čia tas vaikas? Ai, nežinau. Nežinau, galvoju, gal tokio Antano iš 3 aukšto. Bet čia iš Jonavos, ne? Jo, pas mus tenais Tai svarbu tas pats miestas. Taip. Kad nebūtų maišaties didelės. Jo. Tai jo, tai ką mėgsti šiaip teik? Ai, vaikus auginu. Kiek jau turi? 4 turiu. Ai, nu 5. Kažkaip nesiseka susirasti, nes daug vaikų turiu, žinai, ir Šiaip nesiseka. aš irgi dar vaikų noriu. Jo, tai iškart gautum su manim. Jo, bet aš noriu tą paties kraujo. Jo? Jo. Tai galėsim su leslėms tavo kraujo gal ką. Problema išspręsti. Keistas sprendimas. O ką jeigu tenais jau vaikas nuaugo, ten jeigu jam kraujo įleis ar ten... Ką aš žinau? Niekas nežino, niekas Šiaip, negali. jeigu ne ta pati grupė, tai kažliai, man atrodo, sistema. Bet aš tik spėjau. Spėjai. Man atrodo. Tai negerai. Ai, va, kur dėmesio gaunu, kai einu kraujo duot, pavyzdžiui. Aš nueinu ir aš ten visiems svarbus būnu. Ir man ten anketą duoda ir pasako, Žiūriu, kaip kaip į sekas, ir miestą. pamatuoja. Ir aš atsisėdu toj kėdėjai, leidžia tą kraują ir manęs paklausė, kaip jaučiatės? Į kokius 3 kartus bent? Jo, bent 3 kartus. O šiaip atrodo, o prieš tai visus metus nieks neklausė. Nu, tenais ir tas, kaip tu jautiesi, Šiaip geras skausmas. Gerai. Šiaip jau senai kraujo davau, reiks nuėti. Aš jau 19 kartų daviau. Aš net nesudavęs, bet nueičiau. Fainai, kai telikas eina, gauni dovanų. Jo, duoda į kiną bilietus. Aš kaip Kaip manas, aš galėčiau ten duoti kraujo. Ką? Man sako, labai tirštas Nuo kraujas. 50 kg. Tu kiek tai telpu? Tirštas. Iki 50. Virš. Vis 50. Nu. Tai, ko tirštas tavo kraujas, kas čia yra? Nežinau. Išeidau tokią ozono Tai gal terapiją. tau leido kokio kraujo vaikystė ir užkrešėjo? Tėvas norėjo, kad jo kraujo būtų. Tai ir taip tėvas. Ar iš kur tu žinai? Tau sakė tikriausiai ir tiek. O nu taip. Tai nežinai. Tai pasakė tu ir tik Turi pasitikėt. Šiaip dar iš veido, jeigu panašus, tai irgi gerai. Jo. Pasitikėjimo priduoda. Taip. Gerai, tai dar kažkur, kur dar kokios vietos, kur gauna dėmesį, dar kelias minutės liko, tai tiesiog kažką pasidalint gal. Tai aš apie tą savo bartą dar nepabaigiau ten pasakoti viską į galą. Nes... tai kiek ten man 2 minutės, tai čia ilgiau užtruks, bet... Esu įdė, kad būna tos erdvės, žmonės tada nori liesti tą bardą ir aš, kokiu 8% kartų, kiek aš būnu, miniai žmonių vis laik nori kažkas paliesti. Ir tada tie būna, vyrai, kurie ateina ir jeigu jie išgėrė, man tai taip daro. Ką tik keptos duonos pavalgęs. Ir jie taip užpuola iš pasalų, žinai, taip ateina. Ir ką man tada sakyti, tipo, nelies čia mane. Žinai, kas dar būtų galvoja žiauriau. Šiaip reiktų, manau, nusibrėžti. Žinai, kas... Bet aš dėmesį gaunu. Žinai, žiūrėk, kas būtų. Čia būtų iš vis baisu. Čia baisu būtų. Bet tu slavai. Bet paskutinį kartą, o jūs iš kitų vyrų susilaukė dėmesio, iš romantinio dėmesio? Yra tekę. Blemo, man kažkada buvo paskambinę, sakė, kad patikau aš jam kažkam, kažkoks vyrukas. Paskambino tau? Jo. Tai irgi matėte vaidinant? Jo, ir aš jam patikau.
eisiu susitikti. Ne. Kas su gal, tipo, jeigu aš neku apie vyrus, tai nereiškia, kad ką žinau, aš kažkas sargu ar ką, tiesiog pasakymu. Saugu. Nes Liudas pasižiūrėjo lyg aš kažką čia. Jau nieks taip nebevadinama. Taip nebegalima sakyti. Ką aš žinau, Ne negali vieno žinot. lyg neišgydė. Bažnyčia sako, kad iškyla tenais. Bet dėl ko prisimenu, nes prieš kelias savaitę, žodžiu, su Baruoliu buvom bare, sėdėm ten pasėmė alaus ir ten 2 bičiukai šalia sėdėjo. Ir pradėjo ten mus kalbėti su jais. Nu, tiesiog, aišku, prie baro sėdė, žinai, bičiai, ten mes kažką pradėjo kalbėti. Ir sako, kad jie čia gėjai, man atrodo, kada čia mus sukot. Nesako, šiaip draugiškai, žinai, jie ten mes kalba, žinai, ten žvengi kažką. Tai biškė. Tada sako, nu tai čia gal, sako, ką jūs gal į tualetą varom kartu, žinai, čia viską. Sakau, nu, čia prikolina. Jo, sako, čia prikolas. Ir aš taip, nu gerai, sakau, bet aš tai nesakau. Paskui dar gėrimų mums pastatė. Ką dar pastatė? Daugiau nieko. Bet šiaip buvo keista, kad jie taip labai agresyviai. Bet aš manau, jie supranta kažkaip, jie paduoda tau signalų ir jeigu negrįžta atgal signalai, jie tada supranta, kad tu ne prie hebros. Nu, bet, žinai, kaip vyrai, nu, yra medžiotojai, ne? Tai aš manau, kad ir gėjai vyrai yra medžiotojai ir jiems norisi... Norisi avelių. Tarsi norisi, kad biški priešintųsi, žinai, ir kad būtų dėl ko kovoti. Gal. Kas nesutinka, Liudai? Nesutinka. Tai jei nesipriešintum, tai nepatiktų, atsikabinu. Nu, taip, nu. Bet jei labai priešintis, tai... Nu, tai taip pat kaip... Siųsi signalą, netinkamą. Taip pat kaip ir moteris, jeigu labai lengvai pasiduoda, tai neįdomu būna. Jo? Kodėl? Nu, nes nėra Paprasta. dėl ko kovot, nu. Deidas, parodyk man, nes... Jo, kur čia tokia buvo? Nu, nes tada greitai, neįdomu pasidaro. Taigi, mūsų laikas. Baigėsi. Ačiū, kad žiūrėjot. Gal pabaigai kokią išvadą protingą pasakom, ką mes čia šiandien supratom. Neduok kitam savo barzdos liest. Taip, nevaikščiok su Harry Poterio šaliku. Nu čia jau ant, nu žinot. Mūsų geras. O ką tu supratai dar? Kad su manim viskas normaliai, ką aš žinau. Vidutinis. Vis dar vidutinis, standartinis žmogus. Kitą kartą pasimatysim, pasišnekėsim. Ačiū visiems. Ačiū. Galim. Laurinai visą. Žemai lenkti.